Labas rytas, čia vėl aš, mokytojas Ūdra, ir aš noriu jums šiandien pakalbėti apie atskliaudimą, apie skliaustus, kaip veikia atskliaudimas ir kaip tai padaryti teisingai. Ir mes pradėsim nuo labai paprastų skliaustų ir galbūt nueisim prie sudėtingesnių. Taigi tema aktuali nuo 5 iki 8. Puiku, skliaustai. Kas jie, kodėl jie ir kaip jie veikia. Tikriausiai atsimenate, kad, žinoma, mes pirmą atliekam veiksmus skliaustuose, jeigu yra, kas yra skliaustai, kad jeigu mes turime 3 kart 2 plus 1, mes atliekame pirmą veiksmus skliaustuose, šiuo atveju 3 plus 2 bus 3, tai gausime 3 kart 3 bus lygu 9. Fantastika, paprasta, viskas puiku. Tačiau kartais mes turime veiksmus, kur negalime tiesiog atlikti veiksmus skliaustuose ir turime atskliausti. Pavyzdžiui, mūsų pradinis veiksmas, kuris buvo pradžioj parodytas, tai būtent 3x, tai yra 3 kart x minus 6. Ir mes negalime atimti 6 iš x kol kas, nes mes, nežinom, kam yra lygus x. Taigi, tokiu atveju turime atskliausti, ypač jeigu mes turim daugiau skliaustų ir daugiau skaičių už skliaustų. Arba jeigu mes turime lygti ir kažkam turime prilyginti šitą skaičių, pavyzdžiui, 14, tai mes turime atskliausti. Mes negalime atlikti veiksmo neatskliaudę. Galime šiuo atveju, bet nesigilinkime labai daug į tai, nes mokysimės atskliausti. Taigi, atskliaudimas yra gebėjimas panaikinti skliaustus, realiai skaičius, kurie yra prieš skliaustus, sudauginti su skaičiais, kurie yra skliaustuose. Taigi, jeigu jūs matote, pavyzdžiui, daugybą prieš skliaustus, reiškia, kad mes dauginam trejetą su viskuo, kas yra skliaustuose. Labai dažna klaida, kurią žmonės padaro, ir su tuo susidūręs, jie sudaugina trejetą su pirmuoju skaičiumi skliaustuose. Ir jie parašo 3 kart x, tai bus 3x ir tada minus 6 parašo. Ir tai yra gana dažna klaida, kaip mes jos galime išvengti, mes turim prisiminti, kad dauginam trejetą su viskuo, kas yra skliaustuose. Tai reiškia, kad mes dauginame 3 dauginame su x ir 3 dauginame su minus 6. Galime apskliausti, nes kai dauginam su neigiamu skaičiu, turime apskliausti vėl, dar vieni skliaustai, o ne, dar vieni skliaustai. Gerai, tai 3 kart x ir tikiuosi, kad mokate dauginti skaičių su raide. Jėdau, ką matematikai raidės, kas esu galvoja, baisu šakės, tie graikai matematikai. Ir mes 3 kart x sudauginę gausime 3x. Ir 3 kart minus 6, tikiuosi atsimenate, teigiamas ir neigiamas skaičius, atsakymas bus neigiamas, bus minus 18. Ir tai bus mūsų atsakymas. 3x čia nais keliauja ir minus 18. Taigi, tai yra mūsų atsakymas. Mes sudauginame kiekvieną skaičių prieš skliaustus, vieną skaičių prieš skliaustus su kiekvienu skaičiumi skliaustuose. Pabandome dar vieną variantą ir bus turbūt jau paprasčiau. Gerai, mes pavyzdžiui, turime 4 ir turime 2x plus 8. Fantastika. Labai atrodo paprasta viskas. Ir yra paprasta. Tiesa, aš matote, čia nepadariau daugybos ženklo ir jūs galvojate, tai čia 4, kas turi būti, nėra daugybos. Tai jeigu nėra jokio ženklo prieš skliaustus, mes suprantame, kad tai yra daugyba. Lygiai taip pat, kaip matote, tarp dvejeto ir x nėra daugybos ženklo, bet mes suprantame, kad yra 2x. Mes galim šį daugybą arba galim nerašyti daugybos ženklo. Tai va, tai jeigu pamatysite, kad nėra daugybos ženklo tarp skaičių ir skliaustų, nesijaudykite. Tai yra daugyba, tai reiškia 4 skliaustai. Jeigu mes turime 2x minus 2, tai mes turime 2 kartus x minus 2. Tai taip veikia skliaustai. Puiku. Ir mes vėl dauginame ketvirtą su viskuo, su kiekvienu nariu. Narys tai yra skaičius atskirtas sudėtimi arba atimtimi. Tai čia skirtingi nariai. Ir mes dauginame 4 kart 2x
ir 4 kart 8. Fantastika. Ir ką mes gausime, negražiai parašiau 8, gausime 8x ir 32. Tai 4, 8, mokytis pjaunasi pamokoje baisu. 8x plus 32 ir mes gausime tokį mūsų atsakymą. Aišku, visų šitų dalykų apačioje veiksmų mums rašyti nereikia. Aš tik parodau, kaip mes atliekame, kad mes turim dauginti su kiekvienu skaičiumi skliaustuose. Jeigu taip parašysite, tai yra visiškai užtektinai. Tai yra tas veiksmas, kurio užtenka. Mums nereikia visko pačioje rašyti, aš tik parodau, iš kur mes gauname šiuos skaičius. Puiku. Ir tada kitas dalykas, kurį noriu parodyti, tai yra neigiamas skaičius prie skliaustus. O kas, jeigu mes turime minus 2, vėlgi x, tarkime, minus 4. Ir čia yra svarbus dalykas. Aš specialiai čia padariau minusą ir skliaustus turi teigiamą ir neigiamą skaičių, kad mes šitą pavyzdį geriau suprastume. Taigi vėl, nepadėjau ženklą, bet mes čia turime daugybą, mes suprantame, kad yra daugyba, net jeigu nėra jokio ženklo, tai yra daugyba. Ir mes minus 2 dauginam su viskuo, kas yra skliaustuose, reiškia su x, taigi minus 2 kart x ir minus 2 kart minus 4. Ir čia yra svarbu atkreipti dėmesį, svarbu nepadaryti šitos klaidos. Tai kai mes turime minus 4, ar ne, minus 4, mes taip pat dauginame minusą su minusu. Taigi, iš pradžio, minus 2 kart x bus minus 2x ir minus 2 kart minus 4, tikiuosi atsimenate, teigiamų ir neigiamų skaičių veiksmai, galite pažiūrėti tą įrašą. Taigi, minus 2 kart minus 4 bus tiesiog 8, nes 2 minusai sandaugoje tampa pliusu. Ir mes gausime minus 2x plus 8. Na va, koks gražus veiksmas. Tikiuosi, kad gražu. Ir jums. Tai va, tai mes gauname tokį veiksmą, fantastika, minus 2x plus 8. Gerai. Ir jeigu mes gausim tokį veiksmą, pavyzdžiui, 6 minus 3x minus 4. Na va, daug smagesnis veiksmas. Ir aš noriu priminti, kad ir kaip čia ir prieš tai pavyzdyje, minusas yra dalis to skaičiaus, kuris eina po jo. Tai mes minusą priskiriam dvejetui. Kaip ir čia minusas yra trejeto dalis. Tai yra kartu su trejetu keliauja. Ir reiškia, mes, kai atskliaudžiame, vėl, šitas bus lygiai taip pat atskliaudimas, gal net per paprastą jums daviau, kad mes vėl dauginame minus trejetą su viskuo, kas yra skliaustuose. Tai šiuo atveju mes galime, jeigu mes tiesiog iš karto skaičiuojame, mes nieko atskiriai nedarome, 6 paliekame, puiku, ir tada dauginame. Minus 3 kart x. Minus 3 kart x bus minus 3x ir minus 3 kart minus 4 mes gausime plus 12, nes 2 minusai sandaugoje bus plus 12, rašome plus 12 ir atliekam veiksmus. Yra 6 ir plus 12, bet vėlgi jūs galite rašyti 18 minus 3x bus teisingas puikus atsakymas, nes 6 ir 12 sudėjome. Tiesa, mes matematikoje, kad būtų gražiau atsakymas, būtų gražesnis, mes pateikėme atsakymą dažniausiai pradedam nuo nežinomųjų. Tai būtų minus 3x plus 18. Galbūt šiuo atveju dar nėra taip reikšminga, mes turime tik tai 2 narius atsakymę. Galbūt kažkam yra gražiau pirmą rašyti teigiamą skaičių, po to atimti, viskas yra puiku. Tačiau, kai mes pradėsim rašyti su didesniais laipsniais, su didesniais skaičiais, bus x4, x3, x2, x1, x minus, x minus 1 ir taip toliau, tai mes išmokime pateikti iš pradžių nuo x su aukštesniais laipsniais. Tai va, puiku. Ir jeigu mes gausime, pavyzdžiui, kažką sunkesnio, pavyzdžiui, gausime 4x ir 2x minus
3 skliaustus, ar ne? Tai ką mes darome? Mes dauginame ketvertą su 2x, tai 4x kart 2x, mes vėl dauginame, aš parodysiu visgi. Kiekvienas skirai, 4x kart 2x bus 8x kvadratu ir 4x kart minus 3 bus lygų minus 12x. Nes mes vėl sudauginam, žiūrėkite, 4 kart minus 3 bus minus 12 ir turime x, tai gausime minus 12x. Ir mūsų atsakymas bus 8x kvadratu minus 12x. Tai štai kaip atrodo atskliaudimas. Jeigu turėsite sunkesnių klausimų, galite rašyti būtinai į pranešimus, į žinutes ir aš pasitengsiu atsakyti. O jeigu norite greitosios daugybos formulės su daugianariais skliaustus ir dauginame daugianarį iš daugianario, tai nesijaudykite, video apie tai dar bus. O dabar kviečiu pasižiūrėti kitas šitos video, kurios rekomenduoju. Šitam video rekomenduoju kitus video, galite paspausti ir galbūt jums bus aktualu. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir geros likusios dienos. Labanakt.